Sveiki visi, su jumis Povilas iš Master Forex Akademijos ir mes tęsim kol kas penktadieniais toliau mūsų kriptovaliutų apžvalgas ir šiandien kaip ir praeitą penktadienį mes pasižiūrėsim su jumis į Bitcoiną, į Ethereumą, į Litecoiną, į Ripple prieš Amerikos dolerį ir šį kartą daugiausiai balsų surinko NEO prieš Amerikos dolerį. Primenu dar kartą ir tie, kas nežinojot, jūs galite balsuoti už jums patinkančią kriptovaliutą šio video komentaruose. Tai yra ta kriptovaliuta, kuris rinks daugiausiai balsų šio video komentaruose. Aš ją pasižiūrėsiu per sekančią apžvalgą ir pasidalinsiu su jumis savo atskaitos taškais ir strateginė kryptimi remiantis Master Forex techninė analizė. Prieš perinant prie pačios apžvalgos būtinai paspaudžiam pauzę, susipažinam su įspėjimu apie rizikas. Tai yra labai svarbu. Tie, kas dar nežiūrėjot, pasižiūrėkit nestandartinį įspėjimą apie rizikas. Netgi patarčiau jums išjungti šitą video, kol nepasižiūrėsit nestandartinį įspėjimą apie rizikas. Nuorodą palikau į tą įspėjimą irgi šio video aprašyme, o mes tada su jumis iškart šokam prie grafikų. Bitcoinas ir toliau susispaudžia. Jeigu nežiūrėjot praeitų apžvalgų, bent reikia jau dabar 2-3 praeitas apžvalgas pasižiūrėti, tam, kad suprast, ką reiškia štai šis atskaitos taškas, ką reiškia štai šis atskaitos taškas, ką reiškia štai šis ir ką reiškia štai šis atskaitos taškas. Kadangi aš esu traderis, intraday, aš labiau į prekybą, o ne į investavimą būtent, todėl man būtent įdomus štai šitie du atskaitos taškai. Kaip jūs matot, jau antrą, trečią ar kokią čia ketvirtą jau savaitę mes ir toliau tupim tam pačiam flete, tai yra fleto stadijoje ir kol kas irgi niekas nepasikeitė. Tai yra, jeigu mes prakirsim štai šį atskaitos tašką, gausis 4 valandų lygio fazieras į viršų. Ir iš kitos pusės, jeigu prakirsim štai šį, gausis tas pats 4 valandų lygio fazieras žemyn. Kol mes esam tarp šitų atskaitos taškų, jau trečią savaitę turbūt, galbūt jau ir ketvirtą, kartoju, kad mes toliau tupim užstrigę fleto stadijoje. Aš fleto stadijose neprekiauju, man tai yra vieta, kur yra 50-50 tikimybė. Tie, kas perka, yra vienodai teisūs, kaip ir tie, kas parduoda. Kažkas iš šitų pusių apmokės kitų žmonių pelną. Aš laukiu, kol Bitcoinas perės į trendo stadiją, kirtus vieną iš šito atskaitos taškų ir kai tik tai mes perinsim į tą trendo stadiją, aš taikysiu savo trendui pritaikytą prekybos sistemą ir laiko man tikrai pakaks, kad pagaut bangą, kad kartu su tuo trendu pravažiuot ir biškį pamelžt tą trendą ir uždirbti iš to pinigų. Įdomumo dėliai galim netgi pabalsuoti. Palikit šio video komentaruose savo nuomonę. Ką jūs galvojat, Bitcoinas eis į viršų ar Bitcoinas eis žemyn? Ir pasižiūrėsim. Įdomu, ar bus tas pats 50-50% ir tarp jūsų nuomonių. Einam toliau. Sekantį kriptovaliuta yra Ethereumas prieš Amerikos dolerį. Ethereumui labai panašiai situacija. Ta prasme, niekas nepasikeitė ir su Ethereumu per praėjusią savaitę, mes taip ir tupim toliau fleto stadijoje. Jeigu jūs pasižiūrėsit vieną ar dvi praeitas apžvalgas, tai prisiminsit, ką reiškia štai šis pivotas. Jisai saugo mūsų globalų trendą žemyn ir štai šis atskaitos taškas man yra aktualus ėjimui į viršų. Tai yra, jeigu mes jį kirsim, tai mes gausim 4 valandų lygio fazierą į viršų ir čia prasidės trendo stadija, kurioje aš galėsiu taikyti savo trendui pritaikytą prekybos sistemą. Ir iš kitos pusės jau štai šis atskaitos taškas man tapo įdomesnis, nors iš tikrųjų, kai mes kirsim štai šį atskaitos tašką, aš šioje vietoje vis tiek būsiu atsargesnis, lauksiu kokio nors dvigubo kirtimo, kad toliau važiuot su šiuo trendu žemyn. Tai yra, štai šio atskaitos taško kirtimas ne visai man reikštų iškart šokti į prekybą. Tai yra, taip ar taip mano trendui pritaikyta prekybos sistema apsaugo mane nuo apgaulingų pramušimų, tai yra nuo nepilnaverčio arba netikrų fazierų, tai yra apsaugo mane nuo netikrų fazierų. Kas praėjot fazierminį kursą, jūs žinot, ką reiškia tas netikras fazieras. Tai yra, kai tik tai mes prakirsim štai šį atskaitos tašką, jeigu iš vis prakirsim, tai tada aš pradėjęs taikyti savo trendui pritaikytą prekybos sistemą, ieškosiu užėjimų iš naujų korekcijų. Iš smulkesnių time frame'ų. Ir jeigu aš čia iš vis tą užėjimą surasiu, čia jau kitas klausimas. Kol mes esam tarp šitų atskaitos taškų, tol 4 valandų lygio fletas tęsiasi ir čia jau dabar netgi sakyčiau plus dar D1 lygio fleto stadija. Kur mes išeisim, į kurią pusę mes šausim, kažkaip tai visos kriptovaliutos dabar taip tyliai sėdi, susispaudžia į kažkokią tai spiruoklę, kuri į kažkurią tai pusę šaus, į kurią šaus, man visiškai nesvarbu, aš iš bet kurios pusės
iš bet kurio trendo uždirbsiu pinigų, kad tik tai mes nestovėtum vietoje, o judėtum kažkur. Tai einam toliau. Sekanti kriptovaliuta yra Litecoinas prieš Amerikos dolerį. Beje, jeigu jūs norit išmokti taip labai paprastai ir lengvai atskirti trendo stadiją nuo fleto stadijos, jeigu jūs irgi štai mokat ir žinot, kaip prekiauti trenduose, bet nežinot, kurgi tas trendas, kur jisai prasideda ir kur duotų momentų, kaip nustatyti, kad jisai jau sustojo. Ir jeigu jūsų metodika arba jūsų supratimas neduoda jums tokių konkrečių atskaitos taškų, kviečiu jūs tada į MF Advanced kursą. Štai čia atsirado jums nuoroda arba šio video aprašyme bus palikta nuoroda į registracijos formą, kur galėsite susipažinti, kas tai per MF Advanced kursas ir užsiregistruoti. MF techninė analizė labai aiškiai ir tiksliai atsako į štai šitos klausimus. Jūs galėsit žingsnis po žingsnio, bet kuriam time frame, bet kurioje kriptovaliutoj, bet kada susiorientuoti patys be ramentų, taip sakant, be svetimos pagalbos, galėsit patys susiorientuoti, į kuriągi pusę dabar vyksta trendas ir ar išvis tas trendas yra, o galbūt mes dabar sėdim fleto stadijai. Taigi Litecoinas. Litecoinas labai taip įdomiai, ypač tie, kas MF techninę analizę supranta, jisai čia labai įdomiai taip suvaikščia. Visų pirma, štai apsauginis pivotas, jisai dar nėra kirstas, kuris saugo globalų trendą Litecoiną žemyną, ne? Jeigu jūs nežinot, kas čia per pivotas, iš kur jisai čia atsirado, tai jūs pasižiūrėkit vėlgi praeitas 1, 2, 3 apžvalgas ir suprasit, kaip jisai čia atkeliavo tas pivotas. Bet mes su jumis praeitą kartą šnekėjom štai apie tokią bangų formaciją. Tai yra juodos pobangės, tai yra mėlynos bangos į viršų arba mėlyno trendo į viršų dalys, ne, tai yra pobangės. Ir mes tie, kas suprantam MF techninę analizę, mes per štai šį fazierą žemyn, smulkesnio lygio, H1 lygio fazierą žemyn, mes susiorientavom, kad štai šita banga į viršų, tai yra šis trendas dabar sustoja. Ir dabar aš turiu naują atskaitos tašką, kuris randasi štai čia. Tai yra, jeigu mes dabar nueisim ir prakirsim štai šį atskaitos tašką, tai mes čia jau turėsim tokį įdomesnį, aukštesnį lygio fazierą į viršų. Štai tokį. Ir nuo štai šio atskaitos taško, čia visai netoli yra apsauginis pivotas, kuris kirstas iškart mums reikštų, kad sustotų globalus trendas žemyn. Taigi man štai šis atskaitos taškas reikš pakankamai nemažai. Nuo šios vietos aš iškart pradėsiu taikyti savo trendui pritaikytą prekybos sistemą. Vėlgi, kas tą trendui pritaikytą prekybos sistemą, aš esu traderis ir aš kiekvieną rytą atidarau sandorius tam, kad pagaut dienos trendą, tai yra dienos judėjimą. Ir iš M15, iš M5 lygio time frame'ų aš surandu iš smulkesnių korekcijų užėjimus ir kai yra trendo stadija, aš toj trendo stadijai uždirbu pinigus. Jeigu mes esam fleto stadijai kaip dabar, tarp šitų atskaitos taškų, tada tokiuose vietose aš nieko nedarau ir tiesiog sėdžiu, laukiu, kol mes pereisim į trendo stadiją. Tokios mintys apie Litecoiną. Einam toliau. Sekanti kriptovaliuta yra Ripple'as prieš Amerikos dolerį. Apie Ripple labai daug dabar visokiausių nuomonių ir panikos tokios, kažkokia tai isterija netgi prasidėjo apie tą Ripple'ą. Bet pasižiūrėkit praeitą apžvalgą, suprasit, ką reiškia štai šis impulsas mums ir ką jisai mums duoda. Išsamiau suprasit, kad Ripple'as sustojo, tai yra Ripple globalus trendas žemyn sustojo ir štai šis atskaitos taškas Ripple'ui dabar jau bus labai pavojingas, jeigu mes jį kirsim. Čia yra, jeigu šnekėt globaliai, jeigu šnekėt tiems, kas yra holderiai, ne? Man asmeniškai įdomus štai šitie du atskaitos taškai. Beje, štai šis taškas, jisai irgi yra toksai kertinis, ne? Tai yra, jeigu mes nueisim, prakirsim jį, tai tada jau globalus trendas apsisuks į viršų ir ten jau tie, kas yra holderiai, ateis šventi į jų daržą, taip sakant, ne? Bet vėlgi, aš kadangi traderis, man yra įdomu štai šitie du atskaitos taškai. Tai yra, jeigu mes kirsim štai šį atskaitos tašką, tai tada prasidės 4 valandų lygio trendas į viršų, tai yra įvyks fazieras 4 valandų lygio ir aš tada pradėsiu taikyti savo trendui pritaikytą prekybos sistemą. Iš kitos pusės, jeigu mes prakirsime štai šį atskaitos tašką, tai tada įvyks štai toks 4 valandų lygio fazieras žemyn. Svarbu atsiminti ir aš irgi to nepamirštu, kad pas mus yra štai šis 4 valandų lygio fletas, kaip matrioškė, ne, yra D1 lygio fleto viduje. O štai šis D1 lygio fletas dabar yra globalaus fleto, ten jau čia pas mane nesimato viduje. Ne? Tai yra mes turim fletą, kuris yra fleto viduj, kuris yra fleto viduj. Taigi,
kai tik tai mes skirsim štai šitos atskaitos taškus arba vieną iš jų, ne, aš puikiai suprantu, kad potencialas šiuo metu man būtų iki štai sekančios fleto ribos, ne, iki stambesnio lygio fleto ribos. Tai tas pats ir štai šioj pusėje. Ne. Todėl užeidamas štai čia su savo trendų pritaikytą prekybos sistemą, aš aiškiai ir tiksliai suprantu, kiek aš čia galiu tikėtis, bent jau kol mes neprakirtom štai šitos kitos taškų. Prie jų artėjant, man bus vėl pavojingiau, aš jau lauksiu. Jeigu artėsim prie jų, lauksiu, kad būtų dvigubas kirtimas, kad aš galėčiau įsitikinti, kad mes čia kirsim ir neatšoksim greitai į kitą pusę, ne? Kad mano trendui pritaikyta prekybos sistema būtų apsaugota. Vėlgi, ta prekybos sistema, kurią aš pats savo sukūriau, jinai automatiškai mane apsaugo nuo visokiausių tokių dalykų. Man tik tai svarbu tiksliai ir aiškiai nustatyti, kokioje stadijoje mes randamės. O dabar mes randamės fleto stadijai. Vat tarp šitų atskaitos taškų. Ir kol mes jų nekirsim, tol aš ilsiuosi su Ripple, tol aš laukiu, tol man yra prekybinės atostogos. Einam toliau, sekanti kriptovaliuta yra NEO prieš Amerikos dolerį. Primenu dar kartą, jūs galite balsuoti už jums patinkančią kriptovaliutą. Tos kriptovaliutos pavadinimą palikite šio video komentaruose ir ta kriptovaliuta, kuris surinks daugiausiai balsų, aš ją pasižiūrėsiu per sekančią apžvalgą, pasidalinsiu savo atskaitos taškais. Šį kartą tai yra NEO, 2 balsus surinko, daugiau negu visos kitos kriptovaliutos. Kaip matot, čia pas mane užsiliko, mes kažkada tai čia jau žiūrėjom į NEO kartu su jumis. Jeigu panaršysit, paieškosit mano kanale, tai surasit, iš kur atsirado štai šie apsauginiai pivotai, bet štai šis trendas žemyn, sukeltas štai šio faziero, jisai dar tęsiasi, apsauginis pivotas, štai šis pivotas, jisai dar nėra kirstas, atitinkamai štai šis trendas žemyn tęsiasi. Čia tiems, kas žiūri globaliai, kas galvoja holdint ar neholdint, dabar štai šis apsauginis pivotas yra kirstas ir štai čia dar mes matom štai tokį fazierą į viršų, kuris gavosi kaip patvirtinimas ir netgi jisai mums leido suprast anksčiau, kad štai šis trendas žemyn smulkesnio lygio dabar jau sustojo ir mes perėjom į fleto stadiją. Tai dabar tokia D1 lygio fleto stadija yra su štai tokiais atskaitos taškais. Jeigu mes prakirsim štai šį atskaitos tašką, prasitęs globalus trendas žemyn, tas prisimenat apsauginis pivotas persikels į štai čia vietą, jisai ten kažkur tai čia pasislėpė pas mane ir tęsis globalus trendas žemyn, NEO toliau pigs ir ten jau žiūrėsim iki kur jisai nukris, ne? Ten jau žiūrėsim kokie nauji atskaitos taškai susiformavo. Iš kitos pusės, jeigu mes prakirsim štai šį atskaitos tašką, tai tada anksčiau negu tas pivotas mes per fazierą D1 lygio suprasim, kad globalus trendas žemyn sustojo ir prasidėjo D1 lygio trendo stadija į viršų. Aš čia jau galėsiu visai savo gerai taikyti savo trendų pritaikytą prekybos sistemą. Žiūrėsim, į kurią pusę mes nueisim globalią prasme, ne? Bet man dar įdomus, apart štai šio atskaitos taško, man įdomus dar štai šis atskaitos taškas. Tai jeigu mes jį prakirsim, mes turėsim 4 valandų lygio fazierą žemyn ir žemyn aš jau žiūrėsiu nuo štai šio taško. Tai yra, kai tik tai mes jį kirsim, aš nelauksiu štai šio taško, jau atsargiai nuo štai čia pradėsiu taikyti savo trendų pritaikytą prekybos sistemą, kad kartu su šiuo trendu žemyn pravažiuot. Žiūrėsim, kas iš to gausi, žiūrėsim, kur NEO nueis. Primenu dar kartą, aš jokių būdų nežinau, į kurią pusę kokia nors valiutų pora arba kriptovaliuta eina. Aš neturiu krikštolinio rutulio, čia turbūt reikia klausti tuos, kas yra nemirtingi, ne? Aš mėgstu būti mirtingas ir nenoriu žinoti, kas bus ateityje. Todėl aš tiesiog fiksuoju, kokioj stadijoje mes randamės. Aš esu traderis ir mano yra būtent tokia užduotis. Užfiksuoti, kur mes randamės. Fleto stadijoje ar trendo stadijoje. Nepavargsiu kartot. Daugiausia arba didžiausia naujokų klaida, valiutų rinkos naujokų ir traderių klaida, tai yra jie susikuria savo trendų pritaikytą prekybos sistemą, bet kaip atskirti trendą nuo fleto, jie nežino. Atitinkamai jie taiko savo trendų pritaikytą prekybos sistemą fletuose ir nesupranta, kodėl jie praranda pinigus. Ir atvirkščiai, pagamina fletui pritaikytą prekybos sistemą, bet nežino, kaip atskirti trendą nuo fleto ir pradeda taikyti fletui pritaikytą prekybos sistemą trenduose. Ir vėl nesupranta, kodėl jie praranda pinigus. Taigi, pradėkit nuo to, kad išsiaiškinkit, kaip duotų momentų gyvai dabar aiškiai ir tiksliai atskirti trendą nuo fleto ir tik tai tada galima imtis kažkokios tai prekybos sistemos taikymo. Tokios mintis ir tokie atskaitos taškai. Jeigu jūs turit kažkokių tai klausimų, idėjų arba pasiūlymų,
Nepamirškit, kad jūs galite bet kada kreiptis per šio video komentarų lauką ir tie, kas dar neužprenumeravo šio kanalo, štai čia atsirado jums mygtukas, kviečiu jūs prenumeruokitės ir atsisveikinu su jumis iki sekančio savaitgalio. Sėkmės visiems.